Sveiki, šiandieną esame Jonavos rajone, kur mūsų servisas surinkinėja naują 55 tonų talpos Pedroti grūdų džiovyklą. Tad kviečiame pasižvalgyti, kaip jiems sekasi. Atvyko sunkvežimis su naujaja Pedroti grūdų džiovykla. Kaip matote, ją išsikrovėme saugiai, visos detalės iškrautos, paruoštos surinkimui. Pirmąją dieną susirinkome apatinę grandininę pavarą, diržinės pavaras, pradėjome rinkti vidinį kupolą ir taipogi pasistatėme šoninius rėmus su atraminėmis kojomis. Susirinksime vidinį kupolą ir džiovyklą kelsime į iš anksto paruoštą vietą. Kaip Nerijau sekasi rinkti džiovyklą? Gerai, šiemet jau surinkinėjom ne pirmą džiovyklą. Šitą dar tik įpusėjom. Daugiausiai gal užtrunkam surinkinėjant šoninius sietus. Jiem reikalingas kranas, sukelt, susukti visus varžtus. Reikalingas ne vienas žmogus. Tai va čia gal sunkiausia. Taigi, priešakyje laukia dar keletas dienų darbo, todėl nedelsime ir darbus tęsime toliau. Kita surinkimo diena. Kaip matote, džiovykla yra pastatyta į savo vietą. Taipogi yra pilnai sumontuotas centrinis kupolas. Užsidėjome stogą, susidėjome šoninius sietus, susistatėme atatampas ir toliau dėsime degiklį, išpylimo vamzdžius bei aspiracinę sistemą. Paskutinė surinkimo diena. Taigi, kaip matote, susidėjome degiklį, degiklio stogą, užpildymo daviklį, išpylimo vamzdžius, užsitentavome stogą, pasistatėme aspiracinę sistemą. Šita džiovykla pagal kliento poreikius yra sumontuota su šoniniu pakrovimu. Taigi, džiovykla pilnai surinkta, paruošta darbui, tai laukiame pirmų kulimo darbų. Džiovykla jau dirba ir dabar yra iškraunama pirmoji mėžių partija. Džiovyklos užkrovimas truko apie pusę valandos, džiovinimas truko apie 2 valandas, aušinimas truko apie 45 minutės ir šiuo metu yra iškrovimas. Iškrovimas truks, tikėkime, apie 20 minučių. Tad linkime klientui sėkmingų darbų ir gero derliaus.